Sveiki, aš esu Akselė Pase ir šiandien bus filmukas mano naujas kambarys 3 jau dalis. Taigi gero žiūrėjimo. Mama, mes pakeitėm mano kambarį. Strazdanėlė man vis dar pavydi, ką daryti, kad mes vėl susidraugautumėm. Ak, net neįsivaizduoju, ką jums daryti. Štai, bet aš turiu vieną idėją. Tu gali šiandien nueiti pas ją ir jūs pasikalbėkit. Tikrai gera mintis. Gali dabar pasieiti. Gali. Gerai, iki. Dzindzilin. Oi, mama, atleisk, kažkas atėjo. Einu pasitikti. My heart is a ghost town. Na, tai ko atėjai? Taigi mes nebedraugės. Vis dar nori draugauti? Taip, nes dėl kambario taip pyktis nedara. Gal galiu užeiti? Ateik į koridorių, į vidų tavęs tikrai nekviesiu. Gerai. Dabar kas tau daros? Kodėl tu su manim nebenori draugauti? Gal aš noriu su tavim draugauti, bet dėl vieno dalyko nenoriu, nes tu specialiai prašai tėvų tokių visokių vertingų ir gražių dalykų, kad tik padarytum, kad tik tai mane paerzintų. Aš iš vis to kambario neprašiau, tėvai patys tai sugalvojo. Taip, manai patikėjo. Ai, patikėjau. Žinai, eik lauk, man tavęs čia nereikia. Juokingai. Kaip gaila. Ate. Nu, tai susitaikėte, Strazdanėlė, nesakyk, kad jūs nesusitaikėte. Deja, nesusitaikėme. Bet jinai gera širdė mergaitė, nori, kad vėl būtumėt draugėmis, o tu tokia negailestinga. Kam reikia pykti dėl kambario? Mes tau tą patį galim padaryti. Negalvo, kad mes kažkokie, tik jos tėvai yra turčiai. Mama, vis tiek nepadarysit man tokio gražaus. Ir eik tu sau, padarysim tau tokį kambarį, kuriame nenorėsi gyventi, už tai, kad neatleidai savo draugiai. O jeigu aš dabar nueičiau ten? Per vėlu. Jau dabar per vėlu. Šlikščiausia mama. Labas, mama. Sveika, susitaikėte? O kaip manai? Nesusitaikėte? Ne. Jinai dar ant manęs pyksta. Bet kam dėl kambario taip pykti? Mama, aš pati nežinau. Einu į lovą. Labai sunku. Jei tikrai sunku, reikia kažko griebtis. Iki. Ačiū, kad žiūrėt šį video. Jeigu šis filmukas jums patiko, paspauskite like ir bus daugiau tokių įdomių filmukų. Gerai, iki.